mano kalba, mano studijų šalis buvo ir tebėra Danija. Ir kažkiek, ko gero, tai ir paaiškina iš dalies, kodėl pasirinkau šitą temą, nes kai pradedi pažinti šitas šalis, tas kultūras, tai vienas iš tų laukų yra, kurį reikia perprasti, yra humoras. Tai yra kaip žmonės juokauja, iš ko jie juokiasi ir taip, nes akivaizdu, kad dėl to dažnai kyla įvairių nesusipratimų. Ir taip jau mums yra, kai mes studijuojame kurią nors vieną skandinavų kalbą, tai susipažįstame tame jau lizdelyje, bet paskui jau iškart labai greitai pradedame žvalgytis ir po kaimynus, tai supranti ir bandai atrasti, perprasti skirtumus, panašumus ir skirtumus su kitom skandinavų šalimis. Tai mano panašus irgi buvo domėjimasis per danų, jau dėstant danų kalbą, per danų kalbos kultūros ir visuomenės paskaitas, atrasti tą temą daniško humoro ir paskui jau pradėti žiūrėti, kaip čia viskas yra Skandinavijoje. O tų ypatumų yra nemažai ir kaip jisai dabar keičiasi? Aha, su šito. Tai, galima sakyti, kad studijuojant tas kitas kalbas, susipažįstam su kitom kultūrom ir čia tas toks laukas, kuris paprastai yra pristatomas, kad tai mes suprasime, sužinosime kažką ir tą tarpkultūrinę komunikaciją. Kada jinai būna reikalinga, tai labai paprastai, labai konkrečiai mokaisi tam kokios nors kalbos, gal sieji savo ateitį su tam darbais, galbūt įmonėse susijusiose su Skandinavija arba pačioje Skandinavijoje ir aišku reikia perprastyti, kokia ten yra ta darbo kultūra, kokie tie santykiai, kaip žmonės bendrauja, kaip formaliai, kaip neformaliai, kur ten kokios ribos eina. Ir čia aišku svarbu nepapulti į spąstus, kurie dažniausiai iš savo tokių pamokų ir mokaisi vienaip ar kitaip nudegęs. Ten gali veikti išankstinės nuostatos, stereotipai, ta bendravimo etika, kokia jinai yra, ir čia svarbus koks nors ironijos naudojimas. Tau pasakys, kad, pavyzdžiui, vakar buvo šventė, ryte ateini į darbą, pakimęs, pakiai tokie patamsėję ir tau sakys, gražiai atrodai. Ir tu galvosi, tai čia man dabar, aš čia spėjau gerai viską užmaskuoti, ar čia taip jau matosi. Tiesiogiai ir netiesiogiai suprasti. Ir kalbinės subtilybės, ten irgi kokia nors situacija bus, kad jeigu tu gerai mokėsi perprasti kalbą, tai tu pamatysi, tada tau reikia toj komunikacijoje, bendravime atpažinti, ar tau pasako tau frazę, kad ir ta frazė gražiai tu šiandien atrodai ir dabar kaip jau tą interpretuoti. Tai ta žiūri žmogaus veidą, ar kažkokia akise yra šypsenėlė, o gal bus kažkoks žodelis pridėtas, kuris toj kalboj žymės, kad čia žmogus tas kabutes padaro kitom, kaip kita kalba kalbantis, ir mes ir parodome tas kabutes. Tai tokie momentai, kurios šiandien, kaip čia toks įvadinis laukas, bet pagalvoju apie tokius tris įvaizdžius, per kuriuos pasitelkęs norėčiau tą temą skandinaviško humoro atskleisti. Jie yra nevienalypiai, todėl kad mūsų laikai yra labai nevienalypiai, nėra lengva taip viską gražiai sudėti. Kita vertus, aišku, net ir pagalvojus apie rasos pristatytą pasaulį, tai taip tik iš dalies, kai kokiam vadovėlį parašytum, tai atrodytų, kad vienalypis, paprastas, gražiai suklasifikuotas. Anaip to, visais laikais yra sudėtingi, paradoksalūs dalykai, susideda į vieną ir nežinai, kada, kaip kas veikia. Tai tas mano pasakojimas šiandien, jis daugiau remiasi ne tiek kokiom teorijom ar aprašymų nagrinėjimais, bet didžiąją dalimi mano paties patirtimi, domėjimus ir bandant tuos pastebėjimus kažkiek susisteminti. Taigi, kalbėsim apie, ką reiškia, kalbant apie juokavimą, buvimas kompanijai prie laužo,
Kodėl svarbu mums nauji karaliaus drabužiai, tai garsi Hanso Kristiano Andersono pasaka. Ir galiausiai, kaip čia svarbu, kaip tai su ta tema, ką mes galime sužinoti, pasižiūrėję kokią Euroviziją. Tai kompanija prie laužo. Čia dabar šiais laikais galima užsisakyti nuotraukytę, pasakyti temą ir to padaro. Tai čia tokia. Ir šitą įvaizdį pavartojo, kas yra kompanija prie laužo. Jeigu mes sėdime prie laužo, kaip mes bendraujame. Paprastai keletas dalykų. Visi atsipalaidavo. Tai yra mūsų laisvalaikis. Tada prie laužo užsiveda kalbos, užsiveda dainos ir panašiai. Ir gali būti kažkokie juokavimai kitą kartą, bet kokia panašioje aplinkoje, tada anekdotų pasakojimas ar koks pasikomentavimas. Bet svarbus dalykas kompanijoje prie laužo, kad nėra tų kažkokių statuso skirtumų, ar čia mes vyresnis, jaunesnis, viršininkas, neviršininkas, visi esame vienoje bendroje kompanijoje. Ir čia viena mokslininkė tą įvaizdį pasitelkė, bandydama atsakyti į klausimą, kodėl danams kyla sunkumų bendraujant su toj tarpkultūriniai komunikacijai, tarkime, tarptautinėse kompanijose dirbant, įmonėse, dirbant su kitų tautų žmonėmis ir bendraujant, ir sako, dažnai kyla nesusipratimų. Tai jinai pabandė tą paaiškinti per šitą įvaizdį ir ji yra Copenhagen Business School profesorė emeritė ir jos mintis buvo, kad tas danų bendravimas yra būtent toks tarsi kompanija aplink laužą susėdusi ir tada visi vieni kitiems gali laisvai laidyti visokias replikas, juokelius. Aišku, niekas neužsigauna, neįsižeidžia, nes viskas tai yra juokais ir bendram tokiam būryje. Tik tai, kad tas laužas, jis yra, kitą kartą gali apimti visą miestą, tarkim, kokią nors Danijos parlamentą, ar visą Kopenhagą, ar visą Daniją. Bet vis tiek kažkas bus, kuris bandys ten tą už nugaros stovėti. Ir ten, žinote, ateini pavėlavęs į kompanijų vakarėlį, jau čia bajeriai eina, jau tarpusavy, jau žino, jau referuojama, kas buvo anksčiau, ir tau reikia kažkaip įsikirsti, pagauti. Gerai, jeigu yra kažkas, kas paaiškina. Tai čia yra toks momentas ir, aišku, labai svarbus tie žodžiai savokos ironija ir saviironija, čia kur didžiausias turbūt spastas. Nes humoras, jis toksai bendri dalykai, mes juokavom, iš savęs gali pasijuokti panašiai, o kai jau yra ironija, tai tu pasakai vieną, o minty turi kitą. Ir ar supras žmogus tai, ką tu turi minty, nebūtinai. Ar tu įdėsi tada tų ženklių, kad tave suprastų, arba saviironija. Tai tu apie save kažką pasakysi tokio, ta prasme, aš maždaug esu, eilinį kartą visiškas asilas, tai kiek tame bus nuoširdumo. Čia yra dideli teminiai laukai, bet juos nesileisime. Galėsim grįžti vėliau. Taigi, pavyzdį, Vita Lundqvist pateikia labai situaciją, tarptautinė įmonė ir danas bendrauja su prancūzu, jie bendrauja įmonė Danijoje ir su prancūzija bendrauja anglų kalba ir tas prancūzas eilinį kartą pabėdavoja, ta danų kalba tokia sunki, kaip man ją išmokti, vėl neišeina, be šansų, neįmanoma. Dana jau turbūt užknysa, tas jo skundimasis, jis sako, jeigu tu nori, kad aš tau tikrai patarčiau, ką daryti šitoje situacijoje, tau nieko kito nelieka, tik tai skirkis tu su savo tą prancūzę žmoną, susirask Danę, reiškia, susituok ir tada, su ją bendraudamas ir išmoksi danų kalbą. Tai danas visas turbūt ir šypsena buvo ir viskas, jam atrodo, kaip aš čia gerą, kokį pasakiau bairį. Prancūzui tas buvo, ta prasme, jam norėjosi skralį žemę, prasme, galvo, kas čia per žmogus, kas čia per šalis, koks čia bendravimas. Ir baisi nuoskauda liko, jis čia tam profesoriumi atliko tyrimą ir jie pasakojo, kaip jaučiasi. Paskui jinai pabando panagrinėti, kas čia įvyko ir sako, vienas dalykas, kad bendravo anglų kalba ir, tarkime, tas danas kalbėdamas anglų kalba, jis gal ten į akis įdėjo tą blykstelėjimą, bet neįdėjo angliškai, nežinau, kaip įdėti tą žodelį, kuris būtų nuskambėjęs, sakant tą frazę daniškai, ten koks jo ten ar dar kažkoks žodelytis, kuris pridėtų šitą ženkliuką. O prancūzai taip pat, tiek
jau gyvenant Danijoje, galima buvo perpras, kad tie Danai, turi vis laik pagalvoti, ką tas Danas tau sako. Čia, biškai paskaičiuok, ar čia negali būti taip, kad čia yra kita prasmė. Ir sako, jeigu būtų kitokias, tarkim, situacija būtų nusteikęs, tai jisai galėtų sureaguoti kaip į tokį pasakymą. Klausyk, gera mintis, gal tu pažįsti ką nors? Gal čia galėtum supažindinti su kažkuo. Tai jau, darom tai. Geras planas. Tai va, bet tas yra laužo tas sėdėjimo prie kompanijos įvaizdis. Problemos iškyla dėl to ir apie tai atkreipė dėmesį net Danijos karalienė, nes jinai perleidusi savo sostą, savo sūnui Margaretė II, dar 84 metais, sakydama savo naujametinę kalbą, ji tuo metu į Daniją buvo labai svarbu pritraukti darbo jėgos ir atvykdavo daug žmonių iš kitų šalių, kitų kultūrų ir jie susidūrė su tuo danų bendravimu, tokiu tiesmuku, kuris nebūtinai bus rafinuotas, jis gali būti ir visiškai bukas. Sako, žmonės mes atstumėm šitaip. Ir jinai sakė, kur tas mūsų daniškas humoras, tie kvaili juokeliai, dėl jų atrodome šalti ir čia jau netoli prie kabinėjimuose grubesnių metom negalima taip elgtis, jinai įspėjo. Ir net tuos kvailus juokelius jinai įvedė tokią savoką, kuri pateko net po tos kalbos, įėjo į vartoseną ir pateko į danų kalbos žodyną, tas dumsmatė bemėkninga, tokie durnašmaikštės pastabėlės, tas toksai, aš taip bandau išversti tą žodį. Tai šitie visi dalykai, kur mes susidurėm, kur tos net yra ribos. Čia yra oficialus, danų nuostabios yra tas bendravimas. Mes Lietuvoje to nelabai dar mokam, kai kur mokomės į tą tokį neformalumą, paprastumą. Kiekviena šalis turi savo, aišku, ambasadas kitose šalyse ir tos ambasados turi savo internetinius puslapius. Čia yra iš danų ambasados Stokholme internetinio puslapio. Tiesa, dabar pasikeitė ambasadorė, jinai štai išėmė, bet aš dar tą iš ankstesnių laikų. Ir ten atskiras skyrelis žmonėms, poskyris, rubrika, jeigu norite daryti verslą Švedijoje, ne Danijoje. Ir tada visas ilgas straipsnis apie tai, ir ten tada parašytas įspėjimas. Neatvažiuokite į Švediją kalbėtis dėl verslo taip, kad važiuojate Danijoje kalbėtis dėl verslo. Mes studijuojam, kaip tas vyksta Danijoje. Nes, sako, savo danų humorą, kuriam būdinga saviironija, dėl to jis dažnai suprantama, dėrėtų vartoti laikantis atsargumo. Tarp danų ir švedų humoro esama nemažo skirtumo, kaip ir tarp kontekstų, kuriuose jis gali būti vartojamas. Danų humorą galima sėkmingai pasiekti verslo deryboms pasibaigus. Tam reikia taktų, žvagumo ir kalbinės išgavimo. Kitaip sakant, raudonai parašyta praktiškai, nejuokaukite, kaip dėl verslo šneka, dėl derybų, nejuokaukite. Kodėl toks įspėjimas? Nes matyt, kai danai savo šalyje dėl verslo, tai ištisai matyt yra žvengiama, ištisai yra laidomos replikos ir neformaliai bendraujame. Tikrinau kitose, kaip ten danų pasidarė įdomu, o ką rašo, pavyzdžiui, kitose šalyse, Lietuvoje nieko tokio nerašo, bet Suomijoje, pavyzdžiui, danų ambasada Helsinkyje atskiras skyrius apie tai, kaip eiti Suomijoje į pirtį. Nes nieko nepadarysit, turit žinot, kaip elgtis suomiškose pirtyse ir taip toliau perprasti tą kultūrą. Labai praktiški dalykai. O štai Londone irgi labai įdomi pastaba, irgi toks analogiškam skyrelyje, galite elgtis neformaliai, juokauti, pasielgti ironiją, taip kaip ir įprasta Danijai, bet pradžia, kai ledai jau pralaužti. Kiek tai trunka, čia nepatikslinta, kol su tais anglais pralaužti ledus, bet jau kai pralaužiai, tada jau viskas eis gerai, tai čia yra tam tikro panašumo, ta prasme, britiško humoro ir daniško humoro. Tai tam tikri tokie niuansai, kuriuos mes galime pastebėti. Čia dar tokia garsus danų komikas yra palyginęs, kaip su ta ironija, kad nes yra tokios dvi viešuosiuose tose diskusijose yra tam tikros, galima, dvi srovės. Vieni sako, kaip, prisimindami tą karalienės patarimą, klausykim, būkim atsargesni, neįžeidinėkim žmonių, mes kraupinam visus. Ir net tokie neseniai mačiau straipsniai,
klausykit, sako, visi turistai nuvažiuos į Švediją, nes sakys, kad danai nemandagus. Bet štai tas danų komikas sako, palaukit, viskas susireguliuoja savaime, kaip ir čili pipirai ir šilkiniai marškiniai, natūralu, kad tu suprasi, kada tu jau padauginai ir atrasi, kada tas tinkama vieta ir laikas. Bet šitas yra, be abejo, užima laiko ir aišku geriau, jeigu truputėlį jau žinai iš anksto, ko tikėtis ir kaip gali pasiruošti. Tarkime, su danais bendraujant iš tikrųjų, labiausiai yra vertinama, jeigu tu sugebė atskirsti, nepasimesti, kai tu gauni tokį dalyką į kaktą, tada tu sugebė, arba dar geriau, jeigu pavyksta, ar taip kažkur taip žnyktelėti. Bet irgi ne per smarkiai, nes visur tas taktas ir tonas labai svarbu, kaip danai sako. Čia dabar dar viena garsi tokia, norėjau jums pasidaryti tokia iliustracija, čia vėlgi, kai tai šitas epizodas pasklido po pasaulį, aš kaip tik tada buvau paskaitęs apie tą kompanija Priglaužo ir pagalvojau, štai mes čia turime pavyzdį, kai kompanija Priglaužo tampa ne kas nors, o visas Danijos parlamentas. Užleisiu šitą epizodą. Det er forkert at adskille Ramboline og Ali. Ministrė pirmininkė Danijos. Og derfor fik vi Kamelen hed Ali om Nye Borgerlige vil springe for aftalen. Det gjorde I ikke. Tak for det. Kas čia nutiko, tai yra naujai išrinktas Danijos parlamentas, pirmas posėdis ir vienas iš klausimų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako kalbą ir jie aktuali tema vyriausybėje tuo metu, nes, reiškia, uždaromi, ne tik, kad uždaromi, bet dėl gyvūnų apsaugos, iš cirkų paimami gyvūnai ir valstybės žinion ir valstybė pasirūpina, kad jie, kaip sakant, gražiai tai toliau laimingai nugyventų savo likusias dienas be to vargo, darbo ir išnaudojimo. Ir čia istorija apie dramblę Rambolinę ir jos geriausią draugą Kuprinugarį Ali. Ir čia daug visokių referencijų su tematika apie migrantus ir panašiai, bet kadangi viskas išvirsta į tas kelis sluoksnius potekstės, kurias visi pradeda mintyse jau perskaityti, tai tas juokas pasidaro nevaldomas absoliučiai, o ta kompanija Priglaužo pasidaro tai, kad juokiasi visi, juokiasi jos pozicijos, jos partijos kolegos, jos koalicijos kolegos, juokiasi opozicijos ir net ir ta opozicijos partija, iš kuriuos jinai čia iš esmės tose potekstėse pašiepia. Visi kartu juokiasi ir tai tokia susikuria ypatinga unikali aplinka. Tai ta kompanija prie laužo, tokie apibendrinantis tas kadras, tas humoras, kitaip sakant, jisai gali būti pasitelktas tiek kaip vienijantis dalykas, bet kaip taip pat turint omeny, kad gali kartais ir apriboti. Bet, čia turėjau daugiau tų daniškų pavyzdžių, bet aš manau, galėčiau sakyti, kad skandinavai, kai kartu sueina, šitie dalykai veikia, nes jie vis tiek vieni kitus pažįsta ir turi į ką. Labai svarbu, kad turėtum į ką referuoti į bendrus dalykus, bendras sąvokas. Tam tikrą prasme dar prie to grįšim, kai kalbėsim apie Euroviziją. Bet dabar nauji karaliaus drabužiai. Viena iš garsiausių Andersono pasakų. Ir kai šita tema pradėjau domėtis, tai, taip sakant, kur mes apie tą klausimą, iš ko juokiasi skandinavai, mes galime labai pračiai žiūrėti. Galim žiūrėti į tokias kasdienio bendravimo situacijas, ką mes galim patirti šiandienybėje, kasdienybėje. Galime žiūrėti literatūrą, galime žiūrėti filmus, galime žiūrėti, klausytis muzikos, vienaip ar kitaip tuos dalykus arba kokio nors istorijos reiškinius. Bet ir tą senąją mitologiją, kuri bus kokiose situacijose, kas juokiamas, pavyzdžiui, ar panašiai. Bet
Andersono pasakos čia yra kita didelė tema ir turbūt didelis šaltinis danų humorui, bet apskritai, ką mes rasime ir kitose literatūrose skandinavų šalių, tie lygmenys. Šiuo atveju vienas atrodo, kad rašyta vaikams, kai vienai perskaito, suaugusiai ten atranda kitus dalykus. Ir jeigu prisimenate šitą pasaką, šitą istoriją, tai yra imperatorius, kuris visiškai pasiduoda tuštybei, ta šalis ko gero badauja, bet jam visos pinigai eina, kad tik kuo gražiau jisai apsirengtų, kažkas būtų naujo ir toks pasipuikavimas, kol susiduria su gudriais žmogeliais, kurie jam taip viską susako, kad mes dabar pasiūsim tokius drabužius, kuriais galėsitų įvertinti tinkamumą savo pavaldinių. Juos matys tik tie, kurie verti savo pareigų. Ir aišku, karalius ilgainiui susiduria su ta problema, kad jis pats nemato tų drabužių. Bet kur čia dėsi, visi aplinkui gyra, tai suprask, visi kiti mato, ir jis išeina į tą viešumą jau pasirodyti su tais savo apatiniais ir minę šlovina, jie džiūgauja, kol vienas vaikas atsistoja ir sako, karalius blogas. Na ir tas čia viena iš tų frazių, kuri iki šiol, man atrodo, yra unikali tuo, kad tu gali tą pritaikyti. Ir mes šiandieniniam globaliam pasauliu puikiausiai galėtumėm tą ištarti ir turbūt net ir banalu būtų tai kartoti. Bet tai yra, koks tai laukas? Čia yra laukas, satyros laukas, socialinės kritikos laukas, kur be abejo, kai Andersenas rašė, jis kalbėjo apie savo tuometinę tikrovę ir tuometinį, nežinau, karaliaus dvarą turėjo omenyje ar dar kažką, tai tą aukštuomenės tokį sugedimą, nesupratingumą ir panašiai. Ir tada drąsą pasakyti tiesą į akis, kurie išlaisvina ir kurie kitus išlaisvina, kai ta tiesa nuskamba. Tai čia susijęs su šituo dalyku, tuo tiesos pasakymu, dar kitas įdomus reiškinys, kuris būdingas yra visai Skandinavijai, tai vadinamieji 10 Jantės įsakymų, Jantės įstatymas. Jeigu mes juos paskaitytumėm, tai atrodytų labai, kaip sakant, žiauriai, skambėtų labai žiauriai. Nemanyk, kad esi kažkas, nemanyk, kad mums prilygsti, nemanyk, kad esi protingesnis, nemanyk, kad esi kas nors ypatingo ir panašiai. Atrodo, kaip įmanoma, kad šitie dalykai galiotų Skandinavijoje, kuri yra viena sėkmingiausių pasaulio visuomenių, seniausia demokratijos veikiančios tradicija, mažiausiai korupcijos indeksai ir taip toliau, laisvė, lygybė ir visa kita. Ir kaip tam galėtų tai veikti? Trumpai paminėsiu, iš kur paimta šitie 10 šitų įsakymų. Tai yra beveik prieš 100 metų norvegų rašytojo knygoje apie vieną, kur pasakojama apie tokio nedidelio miestelio kaimelio gyvenimą, Aksel Sandemose tas rašytojas, kurime galiojo šitie įsakymai, tokia distopinė visuomenė, kur bet kokia iniciatyva yra užspaudžiama, tu gauni per galvą ir toksai labai baisus toks reikalas. Bet kaip tai yra naudojama, kur tai yra naudojama, aš pats esu vieną kartą, prieš daug jau metų, lankydamasis vienoje Danijoje įmonėje, pamačiau šitos įsakymus kabančius tos įmonės direktoriaus kabinete. Ir kai aš paklausiau, kaip čia atsidūrė, kaip čia susijęs, tai pasirodo, kai tas direktorius atėjo į darbą, tai jam jo bendradarbiai padovanojo šitą dovaną. O kokia mintis? Gal jisai buvo jų vakar bendradarbis, tapo dabar tuo jau vadovu. Tai kad tu nepamiršk, kas tu esi, tu nebūk pasikėlęs, ta prasme, neužsimiršk, iš kokio molio esi drėktas. Nepamiršk atsižvelgti į kitus. Tas didžiausias turbūt irgi Andersono paties pasakos atsikartojanti vertybė empatija, gebėjimas įsiklausyti į kitus, o ne vien tik susitelkti į save, į savo poreikius arba savo kažkokį valios
įvykdymą, užgaidos įvykdymą. Tai čia tas laukas, kuris iš tikrųjų veikia, kaip ir didžioji dalis skandinaviškos satyros, tai yra ji nukreipta į tuos, kurie turi galią, tuos, kurie turi valdžią, tuos, kurie turi įtaką, kad jie nepamirštų, neužsimirštų, kas jie yra iš tikrųjų. Kad visi esam žmonės, apie tą kalbant lygybę. Vėlgi čia galėtų būti ta laužo metafora, mes visi susėdamos link laužo, esame tokie patys, tokie pat vertingi. Čia man įsimena vieną kartą su studentais turėjome susitikimą buvo Danas, daug metų gyvenęs Lietuvoje, su kuria aš lietuvišką šeimą, Danske Banke dirbęs, dabar išvažiavo vėl į Daniją, tai jis pasakojo apie tam tikrus skirtumus, kaip santykiai skiriasi tai darbo aplinkos, darbo kultūros ir sakydavo, daniškoje, tai skandinaviškoje aplinkoje yra įprasta vadovas nepriiminėja sprendimų taip vienašališkai, vienavališkai, visą laiką turi būti diskusija susės, kad ir tai užtrunka ilgiau laiko, bet vis dėlto sprendimai priimami bendrai. O kitose kultūrose, bet dažnai lyginama su amerikiečių, sakoma, kad ten yra vadas, jisai tada turi turėti statuso ženklus, didelę mašiną, didelį kabinetą ir panašiai ir diktuoti tą savo valią. Tuo tarpu realizacija tos valdžios kaip Skandinavijoje, tai yra, kad, pavyzdžiui, ministras važiuoja į darbą su dviračiu, o ne su šoferiu, kuris jį veža. Ir panašiai. Tai tada jis dar paminėjo tokį dalyką, sako, kad kokio nors įmonės darbuotojų santykis su vadovu yra tas, kad ne dėl to tu esi, reiškia, vadovas ir gauni ten didesnę algą, kad tu esi kažkuo geresnis už mus. Ne dėl to. Tai tiesiog kažkam reikėjo imti šito darbo juodo ir tau už tai ir sumoka, bet tu negalvo, kad tu esi kur nors geresnis. Kitaip sakant, jauskis, žinok savo vietą. Tai šitas dalykas daug kur jį galima atpažinti, atkartoti, aišku, apie tai tebevyksta diskusija, kiek tas Jantės įsakymai štai jie smukdo iniciatyvą ir kiek jau juos reiktų pamiršti, bet iki šiol vis dėlto sutinkama, kad jie tebegalioja vienaip ar kitaip, jeigu žvelgiame į tą ganėtinai lygę tam Skandinavijos visuomenę. Dabar tokia iliustracija iš senosios danų humoro istorijos, kur mes galime pamatyti, kaip nutinka, kai, tarkime, tuo Jantės įsakymu nesivadovaujama. Čia toksai garsus karikatūristas, dailininkas Hermannas Pitstrupas tarpukariu nupaišė tokią karikatūrų seriją. Kas čia vyksta? Berniukas pasiima tėvo laikrodį, ir maždaug pasižiūrėsiu, kas ten yra viduje. Čia pat pamato tėvas, pribėga ir pradeda jam sakyti, ką tu čia dirbi, vaikas pradeda klykti, ateina motina, tėvas bando paaiškinti, vaikas dar labiau klykia, motina bando nuraminti, atbėga močiutė, vėl reikalai, reiškia, tėvas jau bando ploti per užpakalį, čia klausyk, ką tu čia dirbi, atbėga, galiausiai prisistato ir senelis, prasideda dėrybos, tėvui viskas išaiškinama. Klausyk, dėl šventos ramybės, ką tau tas laikrodis, bet pažiūrėk, duokim vaikui ramybę. Ir galiausiai tas tėvas jau negali žiūrėti pakraupęs, vaikas pasiekia savo, tuoj galės pažiūrėti, kas ten to laikrodžio viduj, šeima spinti, žiūrėkim jau net ir tam tėvui truputėlį palengvėti. Ir čia yra toks puikus pasakojimas, buitinė istorija visiškai suprantama aiškiai. Bet labai įdomus tas pavadinimas šitos paveiksliukų serijos Kaina už taiką. Ir data 1938. O kas tai buvo? Tai yra Miuncheno susitarimas, kur Hitleriui buvo patenkinta jo užgaida ir jam buvo atiduotas Čekoslovakijos Sudetų kraštas. Ir kaip pagalvojame, mes turime tą istorinį atvejį, mes galime pagalvoti apie dabartį ir šitą ten 2014-2022 Ukraina arba 2025 ir sakyti Grenlandija. Ir tas pati iliustracija puikiausiai tą tiktų ir paaiškintų. Ir kur čia tas Jantės įsakymas šiuo atveju nebeveikia.
Tokiam interpeliui iš kitos pusės, kaip kokie tie santykis, koks būna Danų su savo politikais, garsiais žmonėmis. Norėčiau pasidalinti, kad kartu pasižiūrėtum iliustraciją, norvegišką pavyzdį. Tai labai garsus norvegų, aš tai pirmiausia sakyčiau humoristai, bet taip pat puikus dainininkai, muzikai, Ylvis broliai, kurie gražių yra sukūrę įvairių dainų. Visos jos yra atitruotos, kad nes labai svarbu ir tekstai. Ir ta daina yra sukurta apie garsų norvegų politiką ir daug metų ėjusi labai atsakingas pareigas jungtinėse tautose. Ir jie sugalvojo padaryti dainą apie jį, tokį pašlovinimą. Tai atrodytų nei iš jo, nei iš to. Bet čia tam tikrą prasme parodo, mes pažiūrėkim dabar tą dainą, aš paskui pasakysiu, kaip tas politikas į tai paskui reagavo. Tai galėsite pabaigą pažiūrėti savarankiškai. Tai kas čia įvyko? Du dalykai. Vienas dalykas, kad tu gali paimti kažkokį garsų politiką ir padaryti apie jį tokią dainą. Nes jis tuo metu ir dirbo jungtinėse tautose, jam ir gauna žinutę, tu žinai, kad Oslo stadionas dabar pilnas čia dėl tavęs. Nes filmavo šitą klipą. Negana to, vėliau jis atvažiavo į kažkokį posėdį jungtinėse tautose, ten didžiulę salę, ir posėdžio pradžioje uždėjo šitą dainą. Ten buvo didžiulės ovacijos. Bet žmogus iš tikrųjų nuoširdžiai darbuos tikrai daug nuveikęs ir to Kofi Anano buvo dešinioji ranka, labai daug tų taikos procesų gyvendinęs, bet ko gero neįvertintas, nepastebėtas viena pusė, o kita pusė, mes galim tai papasakoti. Ir tie
broliai šitie, jie turi populiarią televizijos laidą Norvegų televizijoje ir jie tokį gero vakaro šou ir jie pasikvietė į laidą jį ir galima pasižiūrėti. Pokalbis, kaip čia, jie tiesiog aptarė visą šitą situaciją. Tai vėlgi, koks tas yra paprastumas, tas, kad mes, čia yra statusai, vardai kažkokie, bet mes galim pašnekėti smagius dalykus ar vieni iš kitų pasijuokti. Tai vėl prie to santykio, prie to paprastumo. Taip, ir mums lieka, dar tik tai paminėsiu, kiek kartų turiu laiko? Gerai, tai čia yra keletas tokių epizodų, kur tik paminėsiu pavadinimus. Čia naujausias filmas, pasaulinės tokios šlovės liūdesio Triangle of Sadness, kur fantastiška šių laikų satyra. Tai vėlgi, ta pati satyros tradicija, pagauti, kas mūsų visuomenėje, kokie dalykai vyksta ir juos perskrosti su tokiu ironišku žvilgsniu ir panašiai. Šitas filmas įdomu buvo prieš 20 metų buvo visiškai komedija, išsprogdino Lietuvos kino teatrus per kitus dalykus. Aš ten iki galo dar net ir nesupratau, kodėl taip įvyko. Madsas Mikkelsenas, danų kino žvaigždė, jis filmuojasi iki šiol tokiose komedijose, nelabai galiu suprasti kodėl, bet jam tai yra svarbu. Ir tokie iš senesnių laikų atrodytų tokie lokalūs dalykai, kaip filmas Picasso nuotykiai, švediškas, kuris buvo sukurtas 28 metais apie Pablo Picasso gyvenimą, bet aišku, ironiškai prikurtai ir panašiai. Ir šitas filmas sukėlė didžiulius protestus Prancūzijoje, dėl to, kaip jūs drįstate šaipytis iš didžio menininko gyvenimo, vėlgi satyra, todėl ir taip, Amerikoje buvo rodomas, bet buvo iškirptas visas gabalas, kur jie vaizdavo Ameriką. Ir aišku, pašaipiai vaizdavo Ameriką. Tai čia vėl apie tą, kalbant apie laisvę, kurti vaizduoti. Olsenbande čia jau yra unikalus irgi dalykas danų komedijos, kurių atitikmenys buvo ir Norvegijoje, ir Švedijoje, bet jie sulaukė didžiulės sėkmės už geležinės uždangos Rytų Vokietijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje, panašiai kaip ir Picasso nuotykiai. Tokie, kad tas humoras netikėtų jungčių atranda, kas kur ką perpranta ir kas kur atpažįsta. Taip, tai dabar mums liko paskutinis skirelis Eurovizija. Ir aš čia noriu priminti praeitų galbūt metų prisimenate Euroviziją. Aš visą laiką lauksiu, kai Eurovizija vyksta Skandinavijoje ir ypač Švedijoje. Tai gerai, kad švedai dažnai laimi. Nes tai būna visiškai kitoks santykis tuo renginiu, visiškai kitoks vedimas ir tu tik tai gaudyk tuos ironijos momentus. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiemet viena studentė mano kurse apie skandinavų ironiją sutiko parašyti darbą apie tą Euroviziją, panalizuoti tos humoro ir ironijos atvejus. Aišku, čia yra didelė tradicija ir šiaip, mes žinome, galim prisiminti skandinaviškai ir suomius paminėti, kurie įnešė tą santykį kitokį, ne tokį, kaip pas mus dažnai, tokio įsitempimo, mes gal kaip mums čia bent kiek laimėti. O galima eiti labai ramiai, kaip suomiai daro, atsipūtę ir laimė. Labai tikėjausi, kad pernai suomiai laimės, bet kažko pritrūko. Tai, bet norėčiau parodyti, kaip vėl dar viena iliustracija, tai yra, ką sukūrė, kaip švedai parodė, tą labai gražiai atskleidė savo santykių su suomiais. Čia tas kaimynų, vėl atsakant į tą klausimą, iš ko juokiasi skandinavai, tai jie moka juoktis iš savęs, moka juoktis iš galingųjų, bet moka ir juoktis vieni iš kitų. Last year the one who almost got you was a green and loony Finn who threatened us with cha-cha-cha-cha and almost took the win. You would all have loved to pack for a Helsinki trip where the interval act would have looked like this. Ir čia pasirodo, kad suomius. Tai čia mes per vėlgi kelios sekundės, bet jos atskleidžia labai gražų santykį. Pasijuokia švedai, kad
tos vedėjos, kurios beje yra vyresnės kartos, negu kad jeigu kaip būna buvo Eurovizija ten Anglijoje, tai ten jaunos, gražios modeliai ir taip toliau. Čia moteris jau su solidžia patirtim ir mokančios visai iš to pasijuokti. Ir papasakoja jo, kad mes, jeigu vis dėlto būtų kitai balsai suskaičiuoti, tai ko gero vyktų Eurovizija Helsinkė ir štai kaip jinai atrodytų. Ir tada ištraukia tos visus stereotipus, bet aišku, kad tai atskleidžia labai gražų ir šiltą santykį tarp tų kaimynių. Ir kartu, kad gerai vieni kitus pažįsta. Tai dabar pabaigai, ačiū, ir pabaigai dar tokios... Čia tokios kelios dar mintis apie humorą, kur man labai patinka, iš tokio citatą norėčiau užbaigti, kur danų rašytojas Vilis Sørensenas ir čia kolegė Ieva šiandien jūs irgi pastiko, jinai apie jį labai nemažai išmano. Tai jis yra parašęs tokį apibūdinimą, tam tokia buvo šmaikšti enciklopedija išleista 94 metais, kur humoras, žiūrėk, ironija, žiūrėk, humoras. Ir jis ten užbaigia tą savo tekstuką tokiu palyginimu. Kalbėdamas ironiškai, žmogus nepasako tiesiogiai, ką iš tiesų mano, o humoristas, reiškia, jis ten jau savęs truputį sureikšmino. Humoristas savo nuomonė ypatingos reikšmės nesuteikia. Jei ironikas aplinkinių atžvilgių laikosi distancijos ir jaučiasi esąs protingesnis, tai humoristui pažįstama žmogaus silpnumas ir trapumas. Jei ironija lydi pašaipi visažinio šypsena, tai humorą nuoširdus juokas. Ir yra savoka mažesnis humoras, kurį galima vadinti ir humoro jausmu, tai tiesiog komiškumo pojūtis. Tuo tarpu didesniam humorui nemažiau būdingas ir tragiškumo arba žmogaus tragikomiško ribotumo pojūtis. Tie, kurie nepripažįsta šio ribotumo, tampa lengvu ironijos grobiu. Kaip antai, čia referuoja į Andersono pasaką apie bjaurų ančiuką, kur buvo višta ir katinis tokio trobelį. Ir jie tam ančiukui sakė, mes ir pasaulis. Ir jie manė, kad atstoja pusę pasaulio ir dar geresnį. Tai tas, kas nesuvokia to savo ribotumo, trapumo, tampa ironijos lobiu. Ir šiandien labai tinka šiems laikams, kai mes tokių pasakymų mes arba aš ir pasaulis girdime labai, labai nemažai. Tai čia tokia dar viena irgi iliustracija, kaip gali labai garsi karikatūra, žmogaus paklausė vienas kito, ką manai apie padėtį pasaulio? Ar galėtum apžvelgti padėtį pasaulio? Oi, negaliu, kažkas į akį įkrito. Toks labai pripažįstant tą savo kuklumą ir ribotumą. Ką aš galiu dabar apie tą padėtį pasaulyje pasakyti? Čia aš šiuo atveju savo galėčiau pritaikyti, ką aš galiu apie tą humorą skandinavų papasakoti. Tai labai ačiū dėmesį ir smagios pertraukos ir klausimus laiko dėsime. Ačiū.